Sveiki visi, taigi antra dalis, jeigu taip galim pavadinti dabar su laivu Corsair. Labai noriu padėkoti iš komentatorių Viktorui už tai, kad daugiau parodė apie įrankius, tiksliau papasakojo. Tai aš ką praleidau, pamėginsiu šiek tiek dasidėti, sakykime, kas man dar užkliuvo ir kas ne man pasitarnavo. Aišku, aš neturiu visko, sakykime, kaip Viktoras minėtų, labai geras dalykas yra tas japoniškas peilis. Na, aš neturiu, aš išsiverčiu su šituo peiliuku, ypatingai, kai reikia prisidėti prie denio, galiu nusilenkti ir nusipjauti. Man atlieka tą pačią funkciją tas daiktas, tai išsisprendžiu taip. Bet kalbant toliau, tai pradedam nuo pačių paprasčiausių dalykų. Na, kaip minėjau, tas peilis, pas mane jisai su geležtėm tokiom yra, su dantukais ganėtinai neblogais, jis pjauna medį man labai pakankamai gerai. Toliau turiu šiek tiek tokį rimtesnį peilį, gal jo prireiks trinant, tiksliau pjaunant didesnės pagaliukus, kaip stiebų gal. Šiaip nenaudoju, iš tikrųjų žaidžiu su tokiu. Kažkaip bijau labai sudraskyti, nes aš pasikartosiu, aš kol kas nelabai suprantu, ką aš čia veikiu. Tai va, kitas, kuris labai svarbus dalykas ir aš nežinau, kaip aš jį pats pamiršau paminėti, yra pincetai. Ir būtent su ilgesniais galais ir lenktais pincetai. Oi, na savo, koks čia yra pagelbėjimas ryšant kokias nors kopėčias ar šiaip darant kokius nors mazgus. Nepagailėkit nusipirkti gerus pincetus. Geras pincetas kainuoja ne eurą, o kainuoja, plius minus apie 10. Kom yra geras, jisai suspaudus per centrą neišvirsta, styvis spaudus neišsižioja, taip sakant, tos galiukai neišsižioja. Ir daug yra patogiau dirbti. Tai va, tai pincetai būtinai. Tada, kad dar turiu mažą plautuką, jo labai retai reikia, žiauriai retai. Kartais jo kronos vinukas man buvo neįsistumęs, kažkas stiko, dasikaliai, viskas. Galima, aišku, žaisti, bet čia toks, jeigu turit, valio, neturit, nemanau, kad reikia. Toliau dildės. Dildžio aš neturiu daug, aš turiu tik mažas dildės, pirkau komplektuką kažkada senai. Kažkaip mažai išnaudojau, dėl to jas ir pamiršau, bet jų reikės. Aš kažkaip daugumoj apsidirbu didžią dalį su peiliu. Dabar Viktoras rašė, kad modeliavo peilis, tai iš esmės tas skalpelis, aš nuo vietos skalpelį naudoju štai tokį peilį. Čia yra pats pagrindinis mano įrankis visiems modeliam iš tikrųjų, tai štai manau vis tiek visi turėsit. Be abejo, kaladukas su švitriniu. Švitriniu aš čia užsikliuoju, kokį man reikia paprastai, tai čia nemanau, kad kažkoks tais stebuklas, vis tik medis, šveist reikės. Visą krūvą spaustukų turiu. Taip pat turiu ir didelių tokių spaustų, kad suspaustų. Genį gal sutraukti, kur reikės. Iš tokių įdomesnių niuansų, tai kas nustebau iš tikrųjų per dalykas, tai yra vaškas šniūrams. Čia vadinasi vaškas šniūrams, tiesiog vaškas yra, iš esmės. Ką jisai dabar padaro? Jisai tą suveltą ypatingai okres šniūrą padaro netokį pasiblausį. Dabar matom, čia jis ir toksai, dar iš tikrųjų visai neblogas, bet toksai keliai pasišiaušaliojęs. Mes dedam tą šniūrą ir mes jį prasitraukiam. Tiesiog pro tą vašką. Ir ką mes tada turim? Turim valygų šniūrą be jokių plaukelių. Va, kam reikalingas yra vaškas. Šitą sužinojau darant paskutinį modelį ir taip, čia buvo geras sprendimas tokį dalykėlį įsigyti. Bet čia, manau, tinka bet koks vaškas. Čia yra ale bičių vaškas, bet gal mane pataisysit irgi daugiau žinantis. Toliau, ką naudoju, tai yra drėmelį. Čia pas manęs yra mikro, turiu didesnį, su būtent įvairiom tokiom visokiom galvutėm. Būna vietų, kur reikia tiesiog įsišveisti, būna greičiau su juo man ten padurt kažką. Tai va, dar turiu iš tikrųjų tokį, nežinau, man iš tikrųjų kažkaip nieks
nesakė, nelabai ten ar rekomendavo, ar ką, kad jo reikia, tai turiu minioblių. Nepanaudojau nė kartą. Gal panaudosiu šį kartą. Gal man sumažins dulkių kiekis, tiesiog viskas nusišveisdavo, tada, kad nusiobliuočiau. Tai va. Ir daugiau, kaip ir tam kartui viskas iš įrankių, dar turiu čia tokį, kaip jį pavadint, skriptuvą, skraiberį, nebūnė tokį, jisai gali pjauti, tai kadangi dabar ką tik panaudojau, tai va, turiu pasidėti ant stalo. O įrankiai, kaip ir minėjo ponas Viktoras, eigoje. Iš tokių vat, šustresnių dalykų, tai turiu nusipirkęs kinietišką va, tokią vat, diržinę šveitimo mašinėlę. Patogu greit kažką apsidirbti, tikslumo nelabai tokia turi, bet dirba puikiai. Dabar neišjungta. Tada labai grubėjams pašvietimas iš tikrųjų naudoju tokį vašą, čia tai nepykit, bet aš tinginys. Tai tam tikrus dalykus, kad greitai pasišveis kažkur, kur reikėjo daug sumažinti kiekio, tai panaudoju mašinką. Po to jau reiks šveisti ranka. Taip, tai dabar gal pradedam nuo to, kur aš esu su laivu. Su laivu aš esu tokioje stadijoje. Dabar jisai čia yra jau suklijuotas, o tiek kiek matosi, aš jau jį pradėjęs čia esu susišveitinėti ir man čia kyla klausimų. Taip pat pasidariau aš jam stovelį, kad susklijuotos špagautus, taip vadinasi, lygiai. Dabar šito daikto aš brėžnuką įdėsiu, irgi nemokamai, kam patinka atsisiųsit, gal kam tiks. Jo principas labai paprastas, jisai vat užsideda kur jums norisi ir va šitie va, kadangi važinėja, jie gali užsispausti ten, kur jums reikia. Nu, toks labai grubus, labai paprastas laikiklis ir šiuo momentu jisai man pasitarnauja modelį pasėti va šitaip. Tiesiog toks paprastas įrankiukas. Nu, kaip čia pasakęs, įrankis. Nu, turbūt įrankis. Tai va, tai dabar man paminėjo iš karto, kad 4 punkte, kuris yra va štai čia, nedaryt šitaip, čia žymė su pieštuku vinukus. Aš norėjau pamėginti, iš tikrųjų gal pamėginsiu tai daryti, kaip mačiau, žmonės daro su dantų krapštukais. Tai vietoj žymėjimo fiktyvaus, realiai simės, kad bus viniai susekti, jūs pato reikės nupjauti. Čia viskas kaip ir aišku. Šiek tiek užkliuvo man korės pasiūlymas šitą detalę dabar išsiklot lentom, nes jinai šičia vis tik yra išlenkta. Tai kodėl tada reikia dėti ją tokią lenkt su viskuo? Gal dabar biškelį paprasčiau bus man susidėti. Susidėsiu viską ir apsipjausiu. Aš taip galvoju. Gal suklydau. Tai va. Toliau man klausimų pakilo šveičiant čia va tą nosį. Šį čia kaip ir nemačiau, kad nušveičia plonai. Tik tais nosį ir tik tais va čia va uodegoje šiek tiek va nutrina. Tai ar čia aš teisingai darau, jau abejoju, bet detalė, kurią aš turėsiu dėti, yra šita. Na, panašu atsistoja į vietą, taip kaip aš ir tikiuosi. Na, turiu galvoje, kad jinai atsistoja va per patį viduriuką prispaudus. Va taip. Tai kaip ir gerai, kad sušveičiau tą galą. Kaip čia bus, iš tikrųjų pamatysim. Dabar noriu patarimų šiek tiek su lenkimu. Mačiau, vieni iš tikrųjų deda tos su savo medžius į vandenį, aš taip dariau su praeitų modeliu. Tada jisai išbrinkęs lengviau lenkėsi. Kiti mačiau, tą daro kaitina lygintuvu. Ir dar mačiau, kad naudoja specialų aparatą kaitinimui.
Gal kažkas gali aprašyti lietuviškai, kad aš galėčiau parodyti su paprastom priemonėm, kaip lankstyti lentas. Nebūtinai tokios didelės, bet kalba eina ir apie tas lištvelės ant šonų. Apie pirmą apkalą, sakykim taip. O aš judėsiu tada su deniu ir aš manau, kad tos lenteles aš gal šonus dažysiu, kad padaryt tokį efektą, kaip čia, kad jis yra nupaizuotas, tai aš nenoriu jo nupaizuoto, aš noriu jo tikresnio. Mačiau dar tokį variantą, kur į tarpus deda juodo lapo tiesiog, kad sudaro tą dar tikresnį šito genio imitaciją, va to užkalimų to tarpu. Deda juodo popieriaus lapai, tai po to tiesiog jis susišveičia kartu, jis išryškina visus tarpelius. Galvoju, gal netgi taip pamėgint. Tai gal čia mastelis biškelį per menkas. Na, bet kokia atveju dar juodo lapo neturiu, tai neskubu. Bet aš esu ties čia, labai stipriai neskubu, labai laukiu komentarų, kad, na, kažkas gal pradės mane vest teisingai linkme, nes norėtųsi jau trečią modelį gal surinkti maždaug panašesnį į tai, kaip turėtų būti. Kol kas jie panašus į laivus, bet kaip turėtų būti, tai čia jau yra. Čia yra jau man sunkiau. Tai va, šito dalyko failiukas aš įmėsiu, o čia kol kas turim, va taip, tiesiai viskas, kas vat, padėjo va šitas daiktas, tai jį ištiesino, taip pat be abejo padėjo ir denis, nes jisai turi vietas, kur įsisega viršutinės dalis, tas daiktas prispaudžia apatinės dalis ir jos neišsivaikšto. Tai va, toks labai greitas, trumpas apie progresą. Tai tiek. Iki.